Dalyviai pajudėjo upės gatve nešini vaivorykštės spalvų, ES kitų šalių vėliavomis ir įvairiais plakatais. Paėję kelius šimtus metrų jie susirinko prie scenos, kur buvo sakomos sveikinimo kalbos. Vėliau dalyviai išskleidė ir didžiulę 30 metrų ilgio vaivorykštės vėliavą, kuri anot organizatorių yra labai svarbus ženklas. Juo esą siekiama pabrėžti solidarumo, bendros dvasios ir paramos svarbą. Ne, aš biškį nusivėlusi. Kodėl? Aš galvoju, kad mes galėtum toliau eiti į miestą, o čia biškį, kaip mes stolim nuo zoologijos sodo. Aš tik tai nepatenkintas dėl to, kad aš jau sakiau jiem, kad mus taip užtvėrė ir kad žmonės taip toli vieni nuo kitų, kad reikėjo net upės, kuri mus atskirtų. Tai aš manau, kad nei tie žmonės gerai jaučiasi, nei mes gerai jaučiamės. Negalėjo patekti visi norintys, kurių buvo daug daugiau būtent dėl saugumo, bet džiaugiuosi, kad pagaliau prasidėjo kažkoks Lietuvos ėjimas į Europą ir galbūt Lietuva netaps Gražulistanu, kad jaučiu didelę grėsmę. Likus kelioms valandoms iki renginio grupelė žmonių, daugiausiai vyresnio amžiaus, prieš homoseksualų eitynes protestavo malda. Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Žodžiu. Kelios dešimtys žmonių meldėsi prie Vilniaus arkikatedros bazilikos. Rankose laikydami rožančius ir Jėzaus Kristaus statulėles monsinjoro Alfonso Svarinsko vadovaujami maldininkai per giesmes priklupdavo. Per maldą skambėjo mintis, kad homoseksualumas yra liga, kurią reikia gydyti, o homoseksualumo sklidimas nusikaltimas. Maldininkai reikalavo atsistatydinti išdavusius leidimą eitynėms. Mes nenorime matyti Lietuvoje kaip tuokiasi homoseksualios poros, mes nenorime matyti, kaip yra įsivaikinami vaikai, mes galim suprasti ir pagalvoti, kas tų vargšų vaikelių laukia, nes ten, kur yra homoseksualios eitynės, ten yra ir santuokos, ten yra ir įsivaikinimas. Ir iš tikrųjų mes turime galvoti apie vaiko teisę į tėtį ir mamą, o homoseksualios poros negali to pasiūlyti.